Garbė Jėzui Kristui. Pradedame jau 6 dieną. Vardant Dievo, Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Amen. Šiandien pradėkime su Benedikto XVI malda. Tėve, pažadink tarp krikščionių gausių ir šventų pašaukimų į kunigystę, kurie palaikytų gyvą tikėjimą ir su dėkingumu išsaugotų tavo Sūnaus Jėzaus atminimą, skelbdami jo žodį ir teikdami sakramentus, kuriais tu nuolat atnaujini tikinčiuosius. Duok mums šventų tavo altoriaus tarnautojų, rūpestingai ir uoliai saugančių Eucharistiją, iškiliausios Kristaus dovanos sakramentą pasaulio atpirkimui. Pašauk tavo gailestingumo tarnautojų, kurie per sutaikinimo sakramentą skleistų tavo atleidimo džiaugsmą. Tėve, padaryk, kad bažnyčia su džiaugsmu priimtų gausius tavo Sūnaus Dvasios įkvėpimus ir klusniai priimdama jo pamokymus rūpintųsi pašaukimais į kunigystės tarnybą bei pašvęstą gyvenimą. Padėk vyskupams, kunigams ir diakonams, pašvęstiesiems asmenims ir visiems pakrikštiesiems Kristuje, kad ištikimai vykdytų savo misiją tarnaudami Evangelijai. To prašome per Kristų mūsų viešpatį. Amen. Marija, apaštalų karalienė, melski už mus. Apaštalas Paulius laiške Efeziečiams mums sako: Jūsgi esate išgelbėti malonę per tikėjimą ir ne iš savęs, bet tai yra Dievo dovana. Šiandien pasaulyje, nors turime pakankamai nemažai tiesioginių išpuolių prieš tikėjimą, turime nemažiau pavojų, kurie yra tarsi mažiau pastebimi, bet nemažiau pavojingi. Mes turime bandymą pereiti nuo religingumo prie dvasingumo arba nuo buvimo religingais prie buvimo dvasingais. Kas nors iš jūsų dabar galėtų sakyti: palauk, kunige, taigi būti dvasingais yra gerai. Jeigu dvasingumą teisingai suprasime, taip. Bet tai, kas yra slepiama po šiuo dvasingumo supratimu, jau buvo kažkada istorija. Taigi kalbame apie buvimą dvasingais, neretai yra kalbama apie taisyklių atmetimą, apie ribojimo atmetimą. Niekas negali mums nurodinėti, kaip mes turime gyventi arba ką daryti. Mes patys žinome. Antras dalykas yra bandoma ištrinti nuodėmės, tarsi patirtis, supratimas, ribos, pragaro paneigimas. Ir trečias dalykas yra skatinama ieškoti bendrystės pojūčio su dievyste. Nebe su Dievu, su dievyste. Su kažkuo, kas tampa tarsi abstraktu, su kažkuo, kame tarsi galime, ištirpti, pranykti. Ir tai nėra mano išsigalvojimas. Apie tai labai aiškiai kalbėjo popiežius Pranciškus 2018 metais kreipdamasis į vyskupus. Jis kalba, kad šis netikras dvasingumas, kuris yra peršamas tikintiesiems, yra tas pats pelagianizmas, kuris buvo kažkada krikščionybės pradžioje. Tai yra idėja, tai yra buvęs, judėjimas ir klaidingas tikėjimas, neigiantis gimtąją nuodėmę ir skelbiantis, kad žmogus gali pasiekti išganymą savo jėgomis, kitaip sakant, dorovingų gyvenimų. Gyvenk dorovingai, teisingai elkis ir būsi išgelbėtas. Pažįstama? Ar esate tai matę savo aplinkoje, o galbūt esate patyrę tai ir savo gyvenime? Bandymas save išgelbėti anksčiau ar vėliau susiduria su viena problema. Tai yra mūsų ribotumu, mūsų silpnumu, mūsų nuodėmingumu. Apaštalas Paulius laiške Romiečiams 7 skyriaus 19-20 eilutėse sako: Aš nedarau gėrio, kurio trokštų, o darau blogį, kurio nenoriu. O jeigu darau to,
ko nenoriu, tada nebe aš tai vykdau, bet manyje gyvenanti nuodėmė. Paulius labai aiškiai nori pasakyti, mes patys iš savęs nesame pajėgus gyventi pagal Dievą. Dievas yra tas, kuris gali mus padaryti įgaliais ir pajėgiais taip gyventi. Žvilgtelkime į Katalikų bažnyčios katekizmą, 1264 numeris. Vis dėlto ir pakrikštytajame lieka kai kurios laikinos nuodėmių pasekmės. Kentėjimai, liga, mirtis ar trapumo žymės, kaip charakterio silpnybės ir taip toliau. Taip pat polinkis į nuodėmę, kurį tradicija vadina geismingumu arba perkeltinė prasme nuodėmės židiniu. Kadangi geismingumas paliktas tam, kad su juo kovotume, jis negali pakenkti tiems, kurie jam nepritarė. Ir Jėzaus Kristaus malonės padedami narsiai priešinasi. Juo labiau, kad tas negaus vainiko, kas nebus grūmęsis pagal taisyklės. Antrasis laiškas Timotiejui, 2 skyriaus 5 eilutė. Taigi, suvokiant šią sunkią žmogaus padėtį, suvokiant pasekmes, kurias vis tik turi gimtoji nuodėmė, turi gimtosios nuodėmės pasekmes, man atrodo, apaštalo Pauliaus žodžiais laiške Romiečiais mes galime išsakyti savo patirtį. Vargšas žmogus, kas mane išvaduos iš šito mirtingo kūno. Ir Paulius nekalba apie savižudybę, nekalba apie kūną patį kaip blogį, nekalba apie kūną kaip tą, kurį reikia atmesti arba prieš kurį reikia kovoti. Jis kalba apie kūną, pagal kurį žmogus gyvena. Tai yra apie esamą situaciją, kada ne dvasia vadovauja kūnui, o kūnas bando vadovauti dvasiai, ko pasiekoje lenda į nuodėmės. Ir atsakymas gali būti tik vienas, to paties Pauliaus pateiktas, tik Dievas ir jo malonė. Dievas, prisiminkime, ne tik mūsų sukūrė, Dievas mūsų geriausiai pažįsta. Jis žino visas mūsų stiprybės ir silpnybės. Dievas pažįsta ir žino mūsų mėtymasi tarsi tarp dviejų polių. Iš vienos pusės mes kartais atrodo esame pasiryžę ir apsisprendę paimti viską į savo rankas ir patys pasiekti pergalę. Iš kitos pusės, silpnumo akimirkomis mes tampame tais, kurie esam pasirengę pulti į nuodėmės bedugnę. Dievas žino šitą mūsų mėtymąsi ir laukia mūsų, kad išvaduotų mus iš to. Dievas laukia mūsų, kad mes priimtume reikiančias malonės. Dievas laukia, kad mes taptume vaikai, kurie ateidami pas mylintį tėvą savo rankas, savo gyvenimus, save visus pačius įdedame į mylinčias tėvo rankas. Laiške Titui pačioje pradžioje Paulius sako, į tikėjimo ir teisingo maldingumo pažinimą. Malonė mus turi atvesti į tikėjimo ir teisingo maldingumo pažinimą. Titas, kuris buvo geras pavyzdys tiems, kuriems buvo paskirtas, dėja, kaip Paulius sako, buvo žodžiais priimtas, o darbais atmestas. Paskaitykite laiško Titui 2 skyriaus 11-14 eilutes. Laiškas Titui 2 skyriaus 11-14 eilutės. Pažiūrėkite, kokia yra pirmoji ir esminė Dievo malonės priežastis, kam ji yra skirta ir kaip ji pasireiškia. Nežinau, jeigu esate labai akyli šventų mišių metu, galbūt pamatysite, kad tai yra skaitinys, kurį mes girdime niekada kitų metų, o būtent Kalėdų pirmosios dienos mišiose. Ir šiame skaitinyje
pirmiausia yra pasakoma, kad Dievo malonė yra skirta ne kažkokiai atskirai išrinktai vieninteliai grupiai, kad Dievo malonė yra skirta kiekvienam žmogui. Ji yra skirta kiekvienam žmogui ir mums tereikia jai atsiverti. Ji yra skirta pamokyti ir padėti mums tinkamai pasirinkti ir tinkamai gyventi savo gyvenimą. Ji primena, kad įsikūnymas tai nėra tiesiog žinia, teorija, kurią mes turime iškirsti, kurią mes turime džiaugtis, bet kad tai yra įvykis, kuris keičia arba turi keisti mūsų gyvenimus. Namų darbams, apart šitos ištraukos, kurią truputėlį aptariam, noriu pasiūlyti dar trumpas 2 ištraukas. Laiškas Romiečiams 6 skyriaus 23 eilutė ir laiškas Galatams 1 skyriaus 3-4 eilutės. Paskaitykite šias trumpas ištraukas ir pasižiūrėkite, ką šios ištraukos sako apie malonę kaip apie dovaną. O asmenėjimo maldoje pagalvokite apie malonę, kurią gavote kaip dovaną. Padėkokite už tą malonę ir atsisakykite iliuzijos išganimą pasiekti patys savo jėgomis. Bei atsiverkite jo malonės veikimui jūsų gyvenime. Prisiminkime, kad ir kokia situacija mūsų gyvenime būtų, Dievo dovanos visą laiką ateina laiku, jeigu tik mes esame atvėrę jam savo širdis. Ateina laiku, ateina apsčiai ir visą laiką ateina dovanai. Būkite palaiminti. Garbė Dievui, Tėvui ir Sūnui ir Šventai Dvasiai, kaip buvo pradžioje, dabar ir visados ir per amžius. Amen. Vardant Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Amen. Su Dievu.